Sveiki, čia Reidas. Tai laida, kur juoką labai greitai gali pakeisti ašaros. Važiuojame. Aišku, laidą Reidas pradėsime reidu, juk laidą Reidas kada nors reikia pradėti reidu, ar ne taip, mėly žiūrovai? Mes Rimkose. Tai buvo sekmadienio rytas po tos dienos, kuri Lietuvai reiškia antrosios okupacijos pradžią, bet mes čia nepolitikuoti susirinkome, o pasitikrinti sveikatą ir jau pirmas pašnekovas nuteikė pozityviai dienai. Kaip negeri? Kitom dienom gerėt, Du po 101 alaus. 2 po 101 alaus. Jo, noriu. Ir įpusite 3 nulius, o ne? Savo normaliai. Gerai 6 ryto juokaut. 2 po 101 alaus. Mes vakar parvažiavom iš kapinių rėdai otrį, palaidėjom savo mėnesį. Sukrėtė to bėrį, kiek žemė vežti. A, reikalų buvo. Nu, paskui atvežė. Nupirkom to, kaip tas įrtas. Gruntinto, ne grunt, bet kaip Žvirgždo, ne? Jo. Aha. Maišelis 25 kilogramai, 305 eurai. 305 eurai. Jo. Daugoka. Jeigu jau smėliui pinigus išleidžia, tai aišku nėra už ką gerta, ne? Nu, reikia pasitengti. Gero kelio jums, geros dienos. Ir antras sustabdytas vairuotojas privertė nusišypsoti, nes tai parašyta. Parašyta taip. Aš matau, kad daug mašinų, reiškia pavojus, kad tikrai atsimuštų. O kur čia daug mašinų? Jūs vienas keli buvot? Labas rytas. Taip. Vienas keli buvot? Kur čia daug mašinų? Na, o jeigu paskui važiuoju? O, dabar tik vienas privažiavo dabar. Nu tiek tos. Nu, jeigu paskui savaitę, pamatai kliūti priekį, tada į avariją įjungi. Gerai. Ne, to nuo dantų karpštukų tai nepripūs, pons. Ramus mikroreidas, ramus žmonės, gražus sekmadienis ir neužuominos, kad kas būtų šventęs antrosios okupacijos pradžią. Ne vieno, ne tik atgirto, ne vieno net papūtusio iki draudžiamos normos. O po to prasidėjo lietus ir būtų teisinga, jeigu sekantis reportažas būtų apie akvaplaningą. Lekiame į Veiviržėnus, miestelį Klaipėdos rajono pakraštyje, kuri gyventojo kiemą įskrido moteriškės vairuojamas automobilis Opel. Moteriškė buvo blaivi ir per avariją nenukentėjo. O užtraukti aparatą iš kiemo patikėjo vyriškiams. Mumsgi įdomu, kaip čia gali būti. Pasvarstykime. Pralėkta pro krūmus, vos nenuverstas elektros apšvietimo stulpas. Aišku, lietaus vanduo pakelia mašiną nuo kelio, kai važiuoja nesaugiu greičiu. Ne kitaip. Išvertus į lietuvių kalbą reikia laikyti saugaus greičio. Tai yra tokio greičio, kuriuo važiuodamas neįlėktum į Veiviržėniškio kiemą. O į tą kiemą pasirodo šiais metais jau įlėkė antra mašina. Nieko pons jums čia blogo nepadarė, ne? Nu nieko daug. Nieko daug. O dažnai čia įlėkė pas jūs mašinos? Nuo to posūkio. Šį metą antras. Šiais metais antrųjų? Jo. O, geras. Tai gerai, kad gyvatvorę turit. Truputį pasaugo, ne? Jo, ten atsimušė į tą tas krūmus būtų daugiau nelaimė. Reikalų buvę, supratau. Jo. Tai va toks gyvenimas ant posūkio yra. Nu, ką darysi? Nepasirinkome. Ačiū Jums. Gyvatvorė yra gėris. Na, su to gyvenimu prie posūkio tai taip yra, kaip ir, kad kaimyno nepasirinksi. O mes keliamės į kitą siužetą. Šis sukežęs BMW automobilis rastas Rambino gatvės kieme keliaus į policijos saugomą automobilių stovėjimo aikštelę. Nuleistos padangos, bamperis su valstybiniu numeriu įmestas vidun, durelės neužrakintos, o juk ką tik įskraidė po Rambino gatvę, kol sankryžoje su Darželio gatve vos neįskrido į naujai remontuojamo pastato teritoriją. Iš tikrųjų, šis BMW skrydis tretiems asmenims žalos nepadarė, nei tvora atsimušta, nei šulinio dangtis suskaldytas, nei bortelis nesutrupintas, tačiau vairininkas bus rastas ir jam bus papaišytas pabėgimas iš avarijos vietos. O rasti nebus sunku, nes mašinoje aptiktas šio automobilio pirkimo pardavimo aktas, kuriame nurodyta, kad pilietis įsigijęs šį automobilį gyvena nelabai toli tos vietos, kur ir buvo rastas pabėgęs BMW. Ir kita istorija apie BMW nutikusi tą pačią dieną. Liepų gatvėje jaunas BMW pilotas Tomas, išvažiuodamas iš šalutinio kelio, nesuvaldė arklių ir sutriuškino suolelį, ant kurio glausdavosi liūdni keleiviai laukiantys miesto autobuso. Tomas mašinas vairuoja beveik metus. Jis turi ką mums papasakoti. O kas nutiko? Išsukinėjau ir užmetė. Ta prasme... Manęs išsukinėjau, užmetė, lyg ir atsitiesnau, persiko ir užšokau ant bandūrą. Supratau. Vienas važiavot? Jo, vienas. Na, suokti, kad kaip gerai, jog tuo metu ant suolelio nesėdėjo koks girtuoklis ar močiutė, būtų kvaila. Tai mes pasakysime paprasčiau. Kaip gerai, kad autobusų sustojime nieko nebuvo. Tai tada būtų buvę. Tomui už avariją surašytas protokolas, juk kažkas turi atsakyti už sudaužytą stotelės suolelį.
BMW ir motociklai. Būtent šioms transporto priemonėms priklausė tas pirmadienis krašte. Prieš 4 valandą Kretingos rajone kelyje Kretinga Darbėnė ties Tūbausiais su motociklu Honda Darbėnų link važiavo 3. Vairuotojas 39 metų Vytautas ir 2 24 ir 25 metų keleivės. Visi 3 girti. Motociklas pasivijo automobilį Volkswagen Passat, kurio vairuotojas lėtino greitį, idant galėtų iš pagrindinio kelio pasukti į kelelį. Motociklas trenkėsi į priekabos galą ir tai jau vadinasi avarija. Motociklo keleiviams per avariją lūžo kaulai. Vienai gaktikaulis, kitai žastikaulis. Viena iš Radviliškio, kita iš Kretingos. Motociklo ekipažas jo vienas dalykas – butelis šnapso. Į ligoninę buvo išvežtas pliurpą vairavęs vyriškis, velnių priėdęs darbeniškis. Aš iš pagrindinį kelią sukausi į kairę, į šitą keliuką sukau, į mišką sukau. Ir jau mašinį važiavus buvo jie į priekabą atsitrenkę. Tai jūs nepastebėjot, kad jie lenkia? Ką, tu ten pastebėsi, tai čia nuo kaliukų matot ir matomumas ribotas, ir jie nematė matyti. 3 susėdė, ką jūs juokavote, jie neaišku, kokiam stoji dar. Motociklas be numerio ant tai ir nėra numerio niekada. Jie čia neaišku, ar turi teisę, kas čia aš nesupratau, ar jie girti, ar kas jūs reikdavo tikrinti. O tai koks greitis buvo maždaug? Jų tai čia galėjo būti kokį 90. Pagal mane, aš pagal vairuotojas, aš galiu pasakyti, kad 90. Mes jau šitą jau buvau susisukti tiesiai į priekabą, tai priekabą, kai buvau tabė. Aš mašiną, kai buvau vietoj tabė, tai tiesiai atsitrenė. Jie nesupratau, jie į tą kratą metėsi, į tą kraštą, kas čia jos buvo sunku suprasti. Čia jau reikia aiškinti su jais. Tai visi 3 sužeisti? 3, visi 3. Ar vietiniai, ar kur? Ar vietiniai, ar pažįstat? Nu, višt pažįsta. Sakėt kaimynas, kas? Kaimyn pažįsta, ten kaimynas gyventa, nes ten nuotykių jam pilna yra štai. Tas buvo, prieš kokį valandą, tas buvo maždaug apie pusę 4 gal. Kad čia tame kelyje važiavau į Klaipėdos pusę, tai priešais tas motociklas neatvažiavo, bet atskrido. Pagalvojau, žmogau, bet mums tai ribots tame kelyje. Čia gali bet kas išbėgti, ir žvėris, ir bet kas, bet to ta danga čia nėra jau taip idealiai lygiai, kad čia galėtų važiuoti 150. Čia kokie 200 buvo greitis tada, kai važiavo. Ar vienas tada važiavo? Nemačiau, nei žmogaus, nei motociklų mačiau, nei veidų, nieko nepažinau. Tik tai nuzvimbė ir pasibaigė. Va tai va, tiek žinių. Darbėnų baikerio sužeidimai sudėtingi, dėl politraumos vyriškis buvo išvežtas gydyti į Klaipėdą. Sudėtinga yra valdyti, kai už nugaros sėdi 2 jaunos merginos, o pats esi girtas. Vytautui dar iki išvykstant į ligonę nustatytas vidutinis girtumas – 1,68 promilės. Jis nekartą baustas už vairavimą išgėrus. Va tas dalykas tai sudėtingas. Dabar keliamės į reklamą, o po jos Baltikum televizijos eterė irgi bus reikalų, bus ir motociklų. Kai visada šioje vietoje mūsų pertraukia reklama, o po jos toliau laidėje matysite. Kadaise avaringumu garsėjusi Vingio ir Smiltelės gatvių sankryža kartais primena apie save. Per BMW ir motociklo susidūrimą sunkiai sužalotas baikeris, kitas motociklininkas nukentėjo Palangoje. Nesiliaujantis policijos reidai neleidžia atsipūsti vairuojantiems girtuokliams. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Buvo parodyti visi įmanomi anonsai, visa reklama, nuo mes tęsime laidą. Antroji dalis. Avaringumu garsėjusią Vingio ir Smiltelės gatvių sankryžą įvyko visai nesankraižinė ir ne posukinė, ne kaktomušinė, o keista analinė avarija, kai susidūrė 2 vokiški produktai – Opel Zafira ir Volkswagen Golf. Negana to, pranešime nuskambėjo, kad per avariją sužeisti 2, 8 ir 11 metų vaikai. Smūgio būta tokio, jog Opelio priekiniai valstybiniai numeriai prisilitavo prie Golf galinių numerių. Golfas tiesiog buvo įstumtas į sankryžą, jau degant raudotam šviesoforo signalui. Tai dar gerai, kad negavo į šoną. Avariją sukėlusi Opel vairuotoja sakė, kad prastai naktį miegojo, o dieną pritrūko dėmesingumo ir tiek. Šviesoforas gal kažkas? Suprantu, prieš stojo jinai jau. Ta prasme, va ten. Aha. O aš jai už pakalidorių stūmiau toli. Ko gero reikėjo ir jums stot, ko gero. Man reikėjo. Nu, ko gero. Labai nemiegojus buvau, labai skrandis skaudėjo. Aba, Ir matot. visiškai buvau nemiegojus, matyt, to atidumo pritrūko ir taip išėjo. Va, matot, pavargus irgi negalima vairuoti. Čia iškrito, iš Golfo. Pone numerį pasiimkit, jūsų va. Matot? Nenori palytės langas išmokti. Ir jie gal specialiai patys apmokės, vis tiek apmokės tai jie. Jūsų. Tai nieks nekainuos. Jūsų.
Su Opel vairuotojas sutarėm, kad pavargus nėra ko mums čia vairuoti. Kitą kartą taip nedarysime. Beje, vaikus iš avarijos vietos išsivežė giminaičiai, tad medikams čia darbo neliko. O kai taip baigėsi incidentas, tai reikia galutinai pabaigti, padėjus parašus ant eismo įvykių deklaracijų, traukiamės į šoną ir pildom popierius. Ta diena tai buvo ne paskutinė avarija Klaipėdoje, kurioje prireikė medikų pagalbos. Minijos ir Varnėnų gatvių sankryžoje per automobilio BMW 530 ir motociklo Yamaha avariją sunkiai sužalotas motociklininkas. Incidentas įvyko šviesoforo reguliuojamoje Minijos ir Varnėnų gatvių sankryžoje, kai automobilio BMW vairuotojas Donatas atvažiavęs Aklonų gatve kirto plačią sankryžą ir jos galėties Varnėnų gatvės pradžia susidūrė su motociklu Yamaha, kurį vairavo 36 metų Tomas. Iš karto po avarijos įvykio liudininkai iš BMW vairuotojo išgirdo prisipažinimą, kad tai jis važiuodamas Aglonų gatve, Varnėnų gatvės link, spustelėjo galingą BMW jau degant draudžiamam šviesoforo signalui. Tačiau liudininkai, kai sužinojo, kad praėjus emocijoms BMW vairuotojas pradėjo keisti parodymus, nutarė tapti įslaptintais liudininkais, nesiviešinti. Tiek to, vis tiek tiesa triumfos. O dabar apie patį įvykį. Tai BMW'as važiavo nuo Akropolio pusės, o motociklas, kaip suprantu, nuo centro link rajono važiavo. Taip. BMW'as vairuotojas iškart pasakė, kad paskubėjo. Tikriausiai jisai per geltoną jau įlėkė, tą motociklą nukirto, čia jį užnešė per tą bordiūrą į tą mašiną ir toliau. Ir va šitą Volvo turbūt. Kerta Volvo ir viskas. O tas BMW vairuotojas vienas buvo? Jo, vienas. Vienas? Mes priėjom iš kartais išlygos. O kaip motociklisto sveikata? Nu, nelabai, su koja matosi, kad lūžis yra ir... Su šalmu buvo su viskom, ne? Jo, buvo. Viskas tvarkoj buvo. Bet sąmoningas buvo. Bet tai žodžiu, BMW vairuotojas pasakė, kad pats įlėkė per geltoną. Jis iš karto. Iškart pasakė. O taip pat. Taigi po susidūrimo su motociklu BMW pakeitė važiavimo kryptį, už keliasdešimties metrų perskrido žaliąją juostą, šaligatvį ir trenkėsi į automobilių stovėjimo aikštelėje stovintį automobilį Volvo, kuris buvo dar apsuktas ir stumtas į šalia stovintį automobilį Toyota Carina. O BMW sustojo dar už 15 metrų nuo sustumtų mašinų. Motociklininkas dėl atviro kojos lūžio buvo skubiai išvežtas į ligoninę. Jis buvo sąmoningas. Tokia avarija šioje vietoje ne pirma, kai vienas paspaudžia atvažiuojantis Aglonų gatve, o kitas šauna iš dešinės jam. Motociklininkas šovė iš vietos Minijos gatvėje, kai vieni lengvieji automobiliai jau ruošiasi judėti, o kiti jau judėjo, užsidegus žaliam šviesoforo signalui. Tačiau BMW šioje sankryžos vietoje turėjo atsirasti ir susidurti su motociklu tikrai skries degant draudžiamam šviesoforo signalui. Įvykį tyrė Klaipėdos kelių policijos biuro pareigūnai. Vardan teisybės, jeigu neužteks įrodymų ir liudininkų parodymų, bus paskirta autotechninė ekspertizė, kuri atsakys, kokiu greičiu į sankryžą įskriejo BMW. Ir kito siužeto transporto priemonė toks pat motociklas Honda CBR 600. Ta trečiadienį apie 18 val. Palangos policija gavo pranešimą, kad Klaipėdos plente susidūrė motociklas ir lengvasis automobilis. Yra sužeistų žmonių. Abi transporto priemonės, motociklas ir lengvasis automobilis Ford Mondeo važiavo viena kryptimi – Šventosios link. Sankryžoje su Vanagupės gatve automobilio Ford Mondeo vairuotojas suko į kairę ir į jį atsimušė lenkiantis motociklas Honda. Motociklas po avarijos nuskriejo į gėlyną. 30-metis motociklininkas Darius buvo sąmoningas, skundėsi galvos ir kojos skausmais. Jis išvežtas į ligoninę. Ten diagnozuota politrauma, kojos lūžis, pažeistas stuburas. Motociklas registruotas Ukmergėje ir priklauso sužeistajam. Liudininkai teigia, kad motociklas skirtęs ištisinę liniją lenkia automobilių koloną. Šioje sankryžoje yra įrengtos vadinamos kišenės, leidžiančios automobilius sukančius į kairę saugiai lenkti per dešinę pusę. Ford Mondeo vairuotojas, Vilnietis policijos pareigūnas Tomas, buvo blaivus. Įvykį tyrė Palangos policijos pareigūnai. Vasara prasidėjo ir čia. O dabar reidas, kaip mes be policijos reido. Sekmadienį Herkaus Manto gatvėje vienu metu buvo sustabdyti 3 taksi automobiliai. Vienas vairuotojas neturėjo licencijos verstis šiuo verslu vežioti keleivius, antras neturėjo vairuotojo pažymėjimo, jau kartą baustas už vairavimą be teisių ir už pasišalinimą iš įvykio vietos, o trečias nebuvo pasiėmęs dokumentų. Po 7:30 ryto buvo sustabdytas automobilis Toyota Prius. Vilniečių vairuotojui Eugenijui nustatytas lengvas girtumo laipsnis. 132, aišku. Labadiena, ponia. Kaip čia dabar tai buvo? Ką gerėt vakar? Šiandien tai negerėt jau? Tai ne. Tai čia nuo vakar toksai. 7 ryto. Ar reikėjo važiuoti tiesiog, ne? Filmavimai vyksta į darbą. Filmavimai? Jo, kino kūrėja. Žodžiu, važiavo į darbą Melnragėje, kur rusų režisierius suka filmą apie pokarį. Netrukus policijos pajėgos persikraustė į kitą vietą – Minijos sausio 15 ir Pilies gatvių sankryžą. Čia prie būsimų kolegų prisijungė policijos mokyklos kursantai ir krivūlėmis pamojavus pusvalandį pajėgos jau darbavosi Vilniaus plente.
Sustabdžius automobilį Chrysler Voyager paaiškėjo, kad 19-metis vairuotojas Egidijus niekada neturėjo vairuotojo pažymėjimo, bet to jaunuolis buvo pagiringas. Jam nustatytas nežymus girtumas 0,29 promilės alkoholio. Tuo metu iki policijos kordono atriedėjo 2 atsipūtusių švedų automobiliai. Skandinavai susidomėję apžiūrėjo policijos pajėgas ir džiaugiasi gavę dovanų alkoholio matuoklio munštukus. O pareigūnai svarstė, ką paskui savo priekoje tempė senutėlis automobilis, ant kurio šono puikiausiai užrašas Police. Vilniaus plente už tamsintus stiklus buvo anuliuota automobilio Volkswagen Transporter techninė apžiūra, po to vėl buvo pakeista pajėgų dislokacijos vieta. Sustabdžius automobilį Volkswagen Golf, kurį vairavo Ukrainos pilietis, paaiškėjo, kad jis Lietuvoje jau ilgokai gyvena, tačiau vis važinėja su ukrainietišku vairuotojo pažymėjimu. Jis nubaustas už vairavimą be vairuotojo pažymėjimo. Trečiųjų šalių piliečiai po 90 parų buvimo mūsų šalyje privalo išlaikyti lietuvišką vairavimo egzaminą ir vairuoti pagal lietuvišką supratimą. Ši nuostata negaliotų, jeigu jis per tas 90 parų būtų kirtęs sieną. Tada tas laikas, tai yra 90 parų, būtų skaičiuojamas iš naujo. Bet šis ukrainietis iš Lietuvos buvo išvažiavęs tik rugpjūčio mėnesį. Kita istorija taip pat apie laiką ir datas. Buvo sustabdytas automobilis Opel Astra. Jo vairuotojui Andriui nustatytas nežymus girtumas 0,30 promilės alkoholio. Jis už tai bus baudžiamas, nes iki 2 metų stažo, kai už šias promilės nieko nebūtų, buvo likę labai nedaug – 5 savaitės. Apie 11 valandą jau pasibaigus reidui pareigūnai vykdami pietauti Šiaurės prospekte nutarė patikrinti įtartiną motociklą. Motociklininkas pradėjo bėgti, pareigūnai vytis, bėglys ir gaudytojai pasuko į Kretingos gatvę, po to į garažų teritoriją, po to į krūmus ir čia motociklininkas kažkodėl metė motociklą ir pabėgo per žolynus ir krūmus. Motociklas uždarytas į policijos saugomų automobilių stovėjimo aikštelę ir niekas neatgaus, kol nepaaiškės, kas jį vairavo ir nesulauks bausmės. Filmuoja reido reporteriai, o filmuoja daug ir rubriką pradedame iš Garliavos, kur piliečius taip vairuojančių šalia mokyklos reiktų kabinti už violetinių kiaušų šalia vienos veikėjos namo Garliavoje. Iš Garliavos varykime į Vokietiją, į Saarlando sostinę Saarbrückeną. Šios vaizdus atsiuntęs lietuvis Audrius sako, kad vokietis Klausas, mūsų laidoje vis mokantis lietuvius vairavimo kultūros, pasižiūri, kaip vairuojame jo gimtoje Vokietijoje. Nepamiršta. Per 4 minutės aibė pažeidimų. Pirmas pažeidimas – suka pilietis į dešinę, degant raudonam šviesoforo signalui. Po to staiga prieš mašiną išnyra kažkoks nevokiškos išvaizdos pėsčiasis ir neria per gatvę. Trečias veikėjas – eismo dalyvis kerta ištisinę liniją, o ji reiškia tą patį, ką ir Lietuvoje – kirsti draudžiama. Netrukus mašinos pajudės užsidego žaliam šviesoforo signalui ir staiga tik šast iš dešinės dviratininkė per raudoną pedaluoja, net nenulipusi nuo savo aparato. Na ir galiausiai transportas dešinėje ekrano pusėje pravaro dar degant draudžiamam šviesoforo signalui, apie ką labai mėgsta pakalbėti Klausas, rašo mums Audrius iš Vokietijos. Tačiau grįžkime į Lietuvą, kur šių dienų aktualija yra viena – dviratininkų ir automobilistų santykiai. Kaip jums šitas variantas Alytuje, kur gyvena gražuolė Jurga? Tai gerai, kad mašina negreitai važiavo. Minios ir Aglonos gatvių sankryžoje vairuotojas staiga sugalvojo, kad jam nereikia tiesiai, jam reikia dešinę ir šovė iš antros eismo juostos. Baisiai. Ir dar Minios ir Aglonos gatvių sankryžoje. Ir ne į mokomąjį automobilį reikia žiūrėti, o į BMW, kuris šauna į kairę iš antros eismo juostos, iš kurios galima važiuoti tik tiesiai. Rodo mokinukui pavyzdį, kaip nereikia vairuoti. Ir kitas BMW ir toje pačioje Minijos gatvėje panardys nevaikiškai. Iš pirmosios į trečią, o ją važiuoti galima sukti tik į kairę, kelto link, o BMW vairuotojui tai nemotais, jis varo tiesiai kelių policijos link. Gerkaus Manto gatvė. Dėmesio į dešinę ekrano pusę. Toje pamatysite Džekį su Audi, kuris užvažiavo ant šaligatvio, apvažiavo pėsčiųjų perėją ir vėl grįžo į centrinę miesto gatvę. Dar sako, telefonu kalbėjo nemalonusis, nelabasis. Šalies sostinėje, prie vieno švediško prekybos centro, vairuotojams galvos susisuka privažiavus prie žiedo, tačiau net ir susisukus galvai prieš eismą važiuoti nevalia. Į savaitės po vairavimus pretendavo situacija Šilutėje. Tai yra pamoka, jog prieš apsisukant tavo galinio vaizdo veidrodžiai pradeda meluoti. Jie nerodo tiesos, jie nerodo gatvės, jie rodo namus arba krūmus. Laidos reidas žiūrovas Saulius su laidos autoriais pasidalino vaizdo medžiagą, kurioje vaizdo registratoriui užfiksuotas itin šiurkštus chuliganiško vairavimo pavyzdys iš Kauno rajono Vaišvidavos. Visi šie BMW vairuotojo padaryti veiksmai telpa į chuliganiško vairavimo sąvoką. Tyčiniai, šiurkščiai pažeidžiantis viešąją tvarką ir rodantis aiškę nepagarbą visuomenei. Jo veiksmai parodo grubumą, tyčiojimąsi, agresyvumą. Štai toks savaitės pavairavimas iš Vaišvidavos Kauno rajone. Viskas, šiandien jau tikrai viskas, pasimatome kitą antradienį, 8:30 vakaro per Baltikum televiziją, rodys laidą Reidas. Būkite aplankyti, sudie.